Sako, žmonės yra keisti sutvėrimai. Namuose jie patalinės gali nekeisti mėnesį ir pusantro, bet tik kai nuvažiuoja patostogauti, iškart kelia šurmulį, jeigu patalinė nepakeista 2 dienas. Teisingai, geras, koks pastebėjimas. Taip. Absoliučiai, čia net ne anekdotas. Studentas su studente bendrauja, jisai sako, mažutė, jeigu tau reikia pinigų, tik sakyk, nori pasirodyti, žinai, prieš merginą. Ne, nereikia, ačiū, viskas gerai. Nu, bet tai jeigu reikia, sakyk, padėsiu. Nu, gerai, gal reiktų tada. Nu, tai kiek tau reiktų, miloj? Nu, 10 eurų. O, nežinau, kad studentas tiek neturiu. Mokytojas klausinėja vaiko, sako, nu, Audriuk, sako. Ir kodėl, sako, už tave pamokas ruošia tėtis? Nu, taigi aš matau, nu tai kaip mokytoja, nu tai ką, žinau, nu, mama tai laiko neturi. Tai vaikiškas toks. Kinas pardavė sielą velniui. Na, ir po 3 dienų jis sulūžo. Šitas geras. Po velnių. Sako, sėdžiu kursuose, reiškia, psichologiniuose kursuose, kur susirinko visi, kurie kenčia nuo narcicizmo. Nu ir ką jūs savo manot, žinokit? Nu, aš pats iš visų gražiausias. Super. Taip, kiek vaikų jūs norėtumėte? 4. Nu, kaip dėl 5? Jokių būdų. Kažkur skaičiau, kad kas 5 pasaulyje gimstantis vaikas yra kinas. Dar vienas. Klausimas apie tai, kada žmonės labiausiai susimasto apie dietą. Kaip tu galvoji, kada? Nu, kada? Kai jau visai blogai būna. Pavasarį, pirmadienį, pasirodo ne. Žmonės apie dietą dažniausiai susimasto iškart po žiauriai riebių pietų. Sodžiai prisigirti. Taip. Neklaužada berniukas savaitę negalėjo patekti namo, nes paskambindavo į namų duris ir pabėgdavo. Vyras sako žmonai, nu sako, iš tos sriubos tai žinau galėjo kokį 30 litrų išvirti. Žmona sako, wow, tai tau taip stipriai patiko? Ne, nu sako, tiesiog druskos tai buvo ant 30 litrų.